Labas, po šiokios tokios pertraukos grįžtu. Artėjame prie ypatingo laiko, kovo mėnesį turėtų būti užtemimų koridorius ir rytoj prasideda jaunas mėnulis žuvyse. Tai yra ypatingas laikas, toks tarsi perėjimas iš vieno didelio gyvenimo ciklo į kitą. Nesu aš profesionali astrologė, bet kiek teko domėtis, šitas laikas yra ypatingas ir labai reikšmingas mūsų ateinančiai 20 gyvenimo metų ar panašiai, ilgam laikotarpiui. Tai dabar man būtų įdomu pasižiūrėti, kol kolektyvas gali tikėtis ir laukti ateinančią savaitę jauno mėnulio žuvyse laikotarpiu. Tai pasižiūrėkime pirmą orakulo kortas ir paskui išplėsiu su taro kortom. Taip, tyla, balionas, Beltranė, čia yra kalbama apie keltų šventę Beltranė ir aš paskui pasižiūrėsiu knygutėje aprašyme ir truputį plačiau pakomentuosiu būtent šitų kortų reikšmes. Galbūt dar 2 kortas paimsiu. Oras. Oras ir familiar. Artimas, artimasis, panašus. Nežinau, kaip čia tiksliai išversti. Taip, ir apačioje yra dabartis, ožiaragis, vėžys. Taip, tai gal iš karto po vieną kortą aš paimsiu ir paskaitysiu aprašymą ir tada pasižiūrėsim plačiau su taro kortom, apie ką tai yra. Korta tyla yra pavaizduotas susikaupęs vyras, turintis gyvenimo išminties. 76, pasižiūrėsim. Ši tyla nurodo į vidinę refleksiją, savęs stebėjimą ir poreikį atsitraukti. Svarbu įsijungti į vidinį balsą, atsitraukti nuo išorinio triukšmo ir įvairių distrakcijų, kad įgyti aiškumo, išminties ir gilesnį situacijos supratimą. Taip pat pataria planus laikyti paslaptyje, nediskutuoti apie juos su kitais žmonėmis, netgi su artimais žmonėmis. Tyla reiškia mažiau kalbėjimo. Gerai, pasižiūrėkime tada, kodėl kolektyvui yra svarbi tyla šiuo artėjančiu laikotarpiu. Jauno mėnulio žuvyse laikotarpiu svarbu įsijungti į save ir kodėl tai yra kolektyvui svarbu.
Taip, galbūt šiuo metu jūs nesate, iškrito 5 taurės, šiuo metu galbūt nesate pačioj geriausiai savo emociniai būsenoj. Ir gailitės dėl to, ką praradote ar ko neturite. Ir šiuo atveju tarsi tyla padėtų įgyti tai, ko neturite ir kas yra reikalinga jums. Taip, 2 monetos. Kalavijų riteris. Taip, nelabai matosi kortos jums turbūt, bet aš pasakysiu ir būtinai aišku pakomentuosiu. Taip, 8 monetos. Kalavijų karalius. Velnias. Iš kortų panašu, iškrito 3/4, 4 monetos, 4 skeptrai ir 4 kalavijai, kai paklausiau, kodėl kolektyvas liūdi. 4, 4, 4. Uždaryta širdies čakra. Čia kaip ir būtų stabilumas ir įsitraukimas į save. Šitos kortos, 2 monetos ir kalavijų karalius nurodo į konfliktišką energiją. Gali būti išoriai vyko kažkokie įvykiai, kuriuose teko žongliruoti. Ir atsidūrėte konfliktiškoje situacijoje, konfliktiškoje energijoje. Ir kažkas nepaėjo, kažką praradote, nes situacija yra tokia, kad jūs dabar nelabai gerai jaučiatės. Gali būti tai, kad galbūt turėjote galimybę tam tikrą užsidirbti pinigų, nes čia yra 8 monetos, kaip ir darbo korta, meistrystės korta, ir čia yra 4 monetos, kaip ir uždaryta širdis, uždarytas materialus kelias, dėl kurio jūs dabar liūdite. Ir gali būti, kad situacija buvo uždaryta kažkieno teisingais veiksmais, nes iškrito kalavijų karalius, kuris rodo sąžiningą, teisingą žmogų. Ir čia velnias, kad
velnias buvo sulaikytas tarsi. Kas yra karalius? Čia yra kolektyvo energija. Gal jūs sustabdėte tam tikrą žmogų jūsų aplinkoje, kuris dabar liūdi. Kas yra kalavijų karalius? Turintis gerą nuojautą žmogus. Įsimylėjėliai. Priimantis sprendimus. Imperatorienė. Gali būti ir moteriška energija. Tvirtas žmogus, turintis gerą intuiciją ir griežtas ir teisingas tarsi. Panašu, kad erdvėje buvo tam tikra galimybė galbūt uždirbti pinigų ar bendradarbiauti su kažkuo ir ta galimybė buvo praleista ir tam tikrais jūsų veiksmais. Gerai, galim dar pasižiūrėti, ar tas kalavijų karalius yra kolektyvas. Ne, panašu, kad kolektyvas yra tas, kuris prarado tą galimybę. Buvot kažkur papuolę, kur teko balansuoti, gelbėtis kažkaip iš situacijos, kuri susijusi su nelabai gražiom energijom. Kodėl mes čia matom velnią? Gali būti egoizmas, buvo užblokuotas egoizmas, pasipūtimas, tam tikra iliuzija. Galbūt manipuliacijos. Noras dominuoti situacijoje. Gerai, tai dabar tada, jeigu situacija yra tokia nelabai smagi, mes visi papuolam į įvairias situacijas ir, kaip sakant, ne viskas prarasta, jeigu kažkokios galimybės prarastos, bus kitos galimybės, ar ne? Tai šita galimybė jau atsitraukė. Šitos galimybės nėra. Dabar tada šita tylos korta, atsitraukimo, vidinės introspekcijos korta. Ar tai yra patarimas kolektyvui? Taip. Tai yra patarimas kolektyvui, iškrito kalavijų tūzas. Žodžiu, tai sudarys sąlygas judėti toliau.
judėti toliau ir išjudėti iš tamsios energijos. Turite pakeisti kryptį į sąžiningesnę. Pakeisti elgesį, suvaldyti savo aistras. Ir tada bus viskas gerai, nes iškrito ir velnio korta čia buvo, ir dabar iškrito stiprybės korta, kuri irgi rodo, kad turi būti pažabotos laukinis žvėris, kad būtų pasiekiama sėkmė. Ir tam, kad pasiekti sėkmę, taip pat čia ta introspekcija, reikalinga stabilumas, struktūra, 4 skaičių šiuo atveju yra labai svarbu, nes čia ir imperatorius buvo iškritęs, čia kitoks kontekstas truputėlį, bet imperatorius taip pat yra 4 korta. Tai, žodžiu, reikalingas darbas su savim, nusiraminimas ir svarbu įsiklausyti į vidinį balsą. Klausykit, jeigu turit kažkokią trauką, daryti tam tikrą dalyką, užsiimti tam tikrą veiklą, nestabdykite savęs, eikite ten, kur jūs traukia, nes tai yra būtent, ko tuo metu jums reikia. Ir svarbu gyventi kuo švariau, nes tas velnias ir stiprybės korta rodo, kad iliuzijų korta, kad reikia truputėlį atsitraukti nuo nesveikų įpročių, nesveikų medžiagų, nes tas irgi sudaro iliuziją gyvenime ir neprieisite prie tos informacijos, į kurią nurodo šitą tylos kortą. Ir būtent tas užterštumas ir struktūros nebuvimas galimai irgi jūs nuvedė į tą tokią situaciją, konfliktišką situaciją. Tai jeigu jūs tą galimybę praradote, vadinasi, taip ir turėjo būti. Ir matyt, tai ne jūsų vieta, bet galbūt svarbu augti ir pasimokyti iš tam tikrų klaidų, įvertinti situaciją, kodėl jūs atsidūrėte tokioj situacijai, paanalizuoti, kokios yra to priežastys, galbūt buvo kažkoks automatinis veikimo principas, ateinantis iš praeities traumų, kurių jūs net negalėjote valdyti. Bet ta žongliravimo korta rodo, kad tarsi gal jūs ir bandėte kažkaip išsivynioti iš tos situacijos švariai, bet ne visai pavyko. Ir svarbu matyti, išsiaiškinti priežastis ir kažkaip pasistengti, kad, galim nesiaiškinti, aišku, bet ateityje, jeigu kils panaši situacija, tai išlįs tas pats veikimo principas ir situacija bus panaši, kaip dabar buvo.
jeigu tie dalykai liks nesutvarkyti. Todėl svarbu yra vidinė introspekcija ir pasigilinti, kad galėtumėt tobulėti, skristi aukštyn ir toliau. Tai gerai, dabar plačiau tada pasižiūrim tą baliono kortą. Tai jau pats balionas kaip ir nurodo, kad tai yra toksai kaip ir gali būti kelionės korta ir augimas. Galiu plačiau apibūdinti iš knygutės. Laisvė, pakilėjimas, plėtros potencialas, nurodo į lengvumą, džiaugsmą, galimybės pasiekti aukštumas. Skatina svajoti, tikėti ir leisti savo būti nešamiems vėjo, inspiruojamiems vėjo, apkabinti nuotykio pojūtį ir galimybės, kurios pasirodys jūsų kelyje. Galite patirti didesnį išsipildymo ir gyvenimo džiaugsmų pojūtį. Gerai, apie ką yra balionas kolektyvui šiuo jauno mėnulio žuvusio laikotarpiu. 9 taurės, tai yra svajonės išsipildymas. 6 taurės. 6 taurės. 6 taurės toliau. Monetų tūzas. 4 kalavijai. 8 monetos. 4 karalius. 2 taurių tūzas. Šiuo atveju balionas, matau, simbolizuoja naujas galimybės, kai kam gali būti naujas romantinis arba draugystės ryšys, gali būti finansinis, partnerystės, yra 2 tūzai. Tai kaip ir patvirtinimas apie tai, ką skaičiau baliono kortos aprašyme, tai, kad einate į naujas galimybės, bet aišku, svarbu, visos kortos viena su kita susijusios, tai labai svarbi korta yra šita, kad svarbu yra susijungti su savim, išgirsti savo širdies balsą, nes buvo ir 4 monetų korta, kuri rodo uždarytą širdį. Tai viskas yra susiję ir viskas yra svarbu. Tai yra šičia, ką matau, tai yra jūsų svajonės tam tikros išsipildymas. Čia nežinau, kokias tas svajonės turit.
gali būti, kad vaikystės svajonės išsipildymas, vaikystėje apie tam tikrą dalyką svajojote, gali būti ta svajonė susijusi su jūsų vaiku ar vaikais. Ir daliai matau, kad tai yra galimybė ateinanti su jau pažįstamu žmogumi. Ta galimybė atneša žmogus iš praeities, nes yra skeptrų karalius, yra šešios taurės, kas rodo, kad gali būti, kad tas pasiūlymas ateina iš praeities ir šita korta 4 kalavijai nurodo, kad tas pasiūlymas buvo atsitraukęs. Ir 8 monetos korta nurodo į darbą, į meistrystę. Gali būti, kad daugumai tai yra susijęs su darbu. Ir darbas galimai laukia aktyvus ir aistringas laikotarpis, nes skeptrų karalius, jisai toksai ugnies energijos atstovas, tai gali būti, kad tas pasiūlymas, kurį jūs gausite, jūs labai įkvėps, uždegs darbui ir jūs degsite tą naują veiklą. Taip pat kažkam gali būti, kad šitas pasiūlymas ateina ne tik piniginis, bet kartu ir draugystė su tuo žmogumi. Ir netgi labiau sakyčiau, kad tas žmogus ateina iš širdies, vedamas tam tikrų emocijų, jausmų jūsų atžvilgių, nes taurių tūzas iškrito man pirmiau negu monetų tūzas. Tai gali būti, kad jis ateis ir neparodydamas, kad jisai turi jums jausmus, ateis su darbo pasiūlymu, bet jau turėdamas jums jausmus ir toliau reikalai gali rutuliotis ne tik darbinių santykių linkme, bet ir draugystės ar romantinių santykių link. Tai balionas labai faina matyti. Dabar Beltrane. Kažkuo reikšminga čia yra nuoroda į tam tikrą datą, konkrečiai tai yra gegužės 1, galbūt gegužės 1 kažkas vyko pas jūs tokio, nežinau, gal jūs susisiekėte su tuo žmogum, kuris grįžta, ar buvot susitikę, ar kažkas yra susiję. Galbūt tas pasiūlymas ateis gegužės mėnesį, gegužės 1 ar panašiai. Tai mes pasižiūrėsim. Šita šventė tai yra žymi vasaros pradžią. Tai yra laikas vaisingumo, gausos, gamtos atsinaujinimo. Beltranė yra asocijuojama su keltų dievais Belenus ir dievu Belenus ir deivė Flora. Kas simbolizuoja vyriškos ir moteriškos energijų sąjungą.
Tai yra laikas, kada išauga maginė energija ir uždanga tarp žmonių ir dvasių pasaulio yra labai plona, panašiai kaip ir per vėlines. Na, tai yra šventė su laužais, šokiais, žmonės keičiasi gėlėmis. Tai irgi eina kalba apie tam tikrą sąjungą, tam tikrą šventę ir laiko nuoroda yra gegužės 1. Tai dar kartą pasižiūrim su taro kortom, kodėl kolektyvui svarbi yra gegužės 1. Beltanė, ne Beltranė, jeigu sakiau Beltranė, tai ne taip. Paskutinysis teismas. Kodėl kolektyvui svarbu? Taip. Gali būti, kad kažkam tai yra laikas, kada noras išsipildys, pasisuka fortūnos ratas jūsų naudai, nes iškrito paskutinysis teismas, mėnulis, 9 taurės, fortūnos ratas ir skeptrų pažas. Ir paklausus, kuom kolektyvui svarbus šitas laikas, tai rodo, kad tai yra laikas, kada turėtų kaip ir atsidengti tas jūsų noras manifestuotis, jisai turėtų apie šitą laiką. Nesuformulavau klausimą normaliai, tai dar aš iš naujo pasižiūriu. Dar kartą klausiu, kodėl kolektyvui svarbu yra gegužės 1 šitas laikas. Nes kolektyvas yra didelis ir gali būti, kad ne visiems tai yra tas laikas, kada ateina pasiūlymas. Taip, kalavijų karalius, 2 taurės, mirtis. Kodėl čia yra mirtis? Du kalavijai, 7 monetos. Magas. Tuo laikotarpiu atsiblokuoja žmogus, kuris nori su jumis komunikuoti, nes pokytis, mirtis pokytis, saulė, kad eina, kad jisai dabar nesirodo 2 kalavijai,
rodo, kad jisai užsiblokavęs, nenori pasirodyti. Ir gegužės 1 panašu, kad tai yra manifestacija. Manifestacija. Panašu, kad dėl vidinio konflikto kolektyvas ar kalavijų karalienė yra kolektyvo energija? Ne. Dėl vidinio konflikto tas žmogus buvo uždaręs širdį, 5 skeptrai ir taurių riteris. Dėl vidinio konflikto jisai nepasirodė anksčiau, bet vyksta pokytis ir manifestacija įgauna realią formą, mirtis ir saulė eina link kalavijų karaliaus, prie kurio yra 2 taurės. Tai panašu, kad kortos kalba apie tai, kad tuo laikotarpiu kaip ir turėtų ateiti komunikacija, nes iš tikrųjų skeptrų pažas yra kaip ir komunikacijos korta. Dar vieną klausimą noriu užklausti. Daliai gali būti, kad ir kolektyvas gegužės 1 komunikavo su šitu žmogum, bet nesulaukė atsakų, kadangi nebuvo laikas. Nebuvo laikas žmogus vidiniuose apmąstymuose, vidinėme konflikte, kuris neleido įeiti į 10 monetų energijas ir nebuvo tinkamos sąlygos. Bet užsidaro baimė ir fortūnos ratas pasisuka su monetų riterio pasirodymu. Monetų riteris yra labai lėta energija, iš tikrųjų labai lėta. Lėtai, bet užtikrintai ilgai eina ir, žodžiu, kažkam tikrai gegužės 1 yra reikšmingas laikas. Ir gerai, tada dar turime oro energiją. Kodėl mes turime oro energiją? Tai yra komunikacija. Taip, komunikacija 106.
lengvumas, atvirumas ir skrydis yra oro elemento esmė, bet taip pat šitą kortą, taip pat oras gali įgauti ir destruktyvią formą, kalbant apie tornadus, uraganus, bet tai yra susiję korta yra labiau susijusi su idėjomis, loginiu mąstymu, komunikacija. Tai gerai, pasižiūrim, kodėl kolektyvui yra svarbi šita korta šiuo laikotarpiu. Atvirai bendrauti, turi būti atvira širdies korta, stiprybė, monetų karalienė, sprendimas, mylimieji, įsimylėjimai. Numen Blanko yra viena iš papildomų kortų šitoj kaladėj, kuri rodo labai šviesią energiją. Tai čia būtų, tuoj dar keletą kortų ištrauksiu ir pakomentuosiu imperatorius. Ir kalavijų karalienė. Kalavijų pažas. Kažkas sulaiko savo širdies čakrą, širdies zona yra uždaryta ir reikia stengtis bendrauti kuo atviriau, tiesiau, be manipulacijų, kad tai būtų sąžiningas bendravimas, kalbėti savo tiesą, tai, ko jūs norite. Ir imperatorius skeptirų šitą iškrito taip, kad kalavijų karalienė yra nusisukusi nuo imperatoriaus. Ir paskui yra kalavijų pažas. Tai nurodytų į tai, kad reikia nusisukti nuo manipulacijų, nuo ego ir priimti sprendimą eiti šviesios energijos keliu. Kad bendravimas būtų kaip galima aiškesnis. Būtent oro energija korta šitą ir nurodo į tokį perregimumą, aiškumą, kad nebūtų kažkokių tai vietų interpretacijoms ar žaidimų tam tikrų, manipulacijų. Tiesiai šviesiai, bendravimas, komunikacija, nepatinka pasakot, patinka pasakot, ko norit pasakot, nenorit pasakot. Svarbu yra išreikšti tai ne bendraujant per kažkokias, kad atspėtų, kad ten numanytų, perskaitytų mintis ir panašiai. Svarbu įsižeminimus ir
Čia yra dar yra monetų karalienė, kuri rodo tokį labai žemišką požiūrį. Gali būti nuoroda ir šiek tiek sulaikyti savo materialų požiūrį, šiek tiek pervertinti, pasižiūrėti, ar nesat per daug materialistiški. Aišku, man iš šitų kortų, kad svarbu yra aiški komunikacija. Ateis žmogus, su jumis kalbėti, bendrauti, kurti kažką naujo ir svarbu, kad nebūtų paslapčių, kad, ta prasme paslapčių, kad ta komunikacija, su kuria jūs tam būsit susiję, tai darbiniais klausimais, kad būtų komunikuojama konkrečiai, aiškiai, tiesiai, be jokių tenai išvedžiojimų. Tai va, gerai. Ir tada familiar, pasižiūrim. Familiar 116. Tai yra aukščiau supergamtinės būtybės, kurios turi mistinį ryšį su magais. Jie turi dažnai gyvūnų formą, kaip katės, pelėdos, varnai, varnos, bet taip pat gali atsirasti kitose objektuose ar kitose gyvūnuose. Jie yra kaip kompanionai, gidai, maginės pagalbos šaltinis, turi maginių savybių, gali padėti. Ir ryšys su šitų gyvūnų apibūdinamas kaip visiškas pasitikėjimas, supratimas ir labai gilus dvasinis ryšys. Tai gal kažkas turite katiną tiesioginę šios kortos prasme, su kuriuo yra labai ypatingas ryšys ir kuris jums yra daugiau negu katinas, kuris elgiasi ir nurodo į tam tikrus dalykus, į kuriuos jūs turėtumėte atkreipti dėmesį. Galbūt tokį gyvūną turite, nebūtinai katiną, bet apmąstykite ir atkreipkite dėmesį, kaip elgiasi jūsų gyvūnai. Ir iškrito 8 skeptrai, kas reikštų komunikaciją. Tai žinokit, kad kažkas su jumis komunikuoja iš tokių tarsi truputėlį antgamtinių būtybių per gyvūnus ar aplinkinius objektus. Jeigu atsitrauksite nuo išorinio triukšmo, jūs tą pastebėsite. Ir jeigu atsitrauksite nuo žalingų įpročių, žalingų dalykų, žvaigždė. Apie ką kolektyvų yra katinas? Katinas jums, šitas gyvūnas, šitas padaras jūs gali nuvesti, iškomunikuoti
kaip prieiti prie šito monetų riterio. Nes iškrito žvaigždė ir komunikacijos korta, jisai jums gali nurodyti, kaip pasiekti, kaip prieiti prie šito pasiūlymo. Kažkas įdomaus, tikrai kažkas labai įdomaus. Monetų tūzas. 3 kalavijai. Kodėl čia 3 kalavijai? Taip, matyt, to pasiūlymo labai laukėte, nes sužeista širdis yra ir kad mėnulio korta rodo, kad jis yra paslėptas, bet jūs jo laukėte ir nuoroda yra pasikliauti savo gyvūno kalbas, aplinkos būtybių kalba. Tas pasiūlymas neateina dėl uždarytos širdies čakros. Vėl yra ta pati žinutė. Gerai, kaip kolektyvas gali atidaryti širdies čakrą, nes kažkokios galimybės yra nematomos, kurios būtų labai džiaugsmingos tiek finansinė, tiek santykių, šeimos prasme, pilnavertiškų santykių. Ir kaip kolektyvas gali susitvarkyti su uždaryta širdies čakra. Daug atsakomybių turit. Galbūt iliuzija, tai yra jūs per daug prisiemat. 7, 7, 7 taurės, 7 monetos. Monetų karalius. Devyni kalavijai, baimė. 5 monetos, vienatvė, imperatorius. 6 monetos. Kalavijų karalienė. Kantrybės saikingumas. Kas yra kantrybės saikingumas? Gali būti, kad turite iliuziją dėl didelio kiekio įvairių atsakomybių, kad jūs neturit, jūs neprivalot visko vežti ant savo pečių ir galit tas atsakomybės perleisti kažkam kitam. Bet jūs bijote tarsi tam tikro atmetimo, kad imperatorius jūsų nepriims. Bet tai rodo, kad jūs per mažai save vertinate.
ir nėra išgydyta tam tikra šešėlio dalis. Gali būti, kad turite atsitraukti nuo gėrimų kažkokių. Nes 7 taurės ir kantrybės saikingumas gali nurodyti, kad čia keliamos iliuzijos yra tam tikros, o čia yra ir juoda energija. Čia irgi nurodo, kad vandenį pilsto, tarsi kantrybė, saikingumas pati korta irgi nurodo, kad reikia kažkokio saiko tam tikroje daly. Ir visas šitas dalykas gali būti taip pat susijęs su ugnies energija. Jinai jūs degina ir gali būti susijęs su vaikystės tam tikrom traumom, kurias reikia susitvarkyti ir išjudėti. Bijot įsipareigot gal, nes skeptrų karalienė ir 4 monetos gali rodyti, kad jūs bijot įsipareigot ir gyvenat toj ugnies energijoje. Tai pirma ta korta buvo, kur kalbėjom apie kortas prie tylos kortos. Ten buvo daug ketvertų, kas rodo struktūrą. Tai gali būti, kad ta struktūra padėtų suvaldyti jums šitą energiją. Jeigu jūs įsivestumėt tam tikrą rutiną, įsipareigotumėt savo tam tikrais klausimais, jūs nesitaškytumėte į visas pusės. Ir buvo kažkur, kad prie kažkurios kortos buvo suvaldyti, ne vieną kartą, man atrodo, stiprybės korta buvo, kad irgi, dabar čia neiškrito, bet prie kitos kortos buvo, kad suvaldyti liūtą, tą tigrą. Tai reikalinga struktūra, tam tikras tikslas galbūt, kad tu nesiblaškytum gyvenime per visas galimybės, per visur. Ir rinktumeis visada save. Reikia iš šito išjudėti. Ir labai svarbu gyvūnas. Čia kortos nebūtinai tą gali parodyti, ką jūsų gyvūnai kalba. Tai atkreipkite dėmesį, tikrai gali būti reikšminga šiuo atveju. Tai va, tai žodžiu, skaityčiau, kad laikotarpis visai geras, rezultatų teigiamų kaip ir nelabai matau dar jaunaties laikotarpiu, bet svarbus yra vidinis darbas, kiek matau iš to, ką čia parodė kortos ir kiek ką aptariam. Tas vidinis darbas užtrunka laiko, per vieną dieną nepasidaro, tai dabar tas laikotarpis, kada jūs turite daryti savo namų darbus, jeigu norite
sulaukti gražių rezultatų. Aišku, galite nieko nedaryti, jeigu viskas yra gerai ir nebūtina, bet turbūt skaitimo ateinat paklausyti ne dėl to, kad viskas gerai ir nieko nesinori daryti ir ramu širdį ir esat laimingi ir patenkinti. Nes tada klausimų nekyla ir mes atsakymų neieškom į situacijas, kaip išspręsti savo kažkokias problemas, vidinius konfliktus ar konfliktus su kitais žmonėmis. Tai patarimas būtų kortų tiesiog stebėti savo gyvūnus, atsitraukti nuo vidinio triukšmo ir įsiklausyti į save, įsivesti tam tikrą rutiną, struktūrą, kuri padėtų nueiti ten, kur jūs norit nueiti. Tai tiek tam kartui. Iki.